pradedu. Ištrinsiu. Viskas. Dabar sinusoidė, tai man čia kažką tai įspręs man vienas juokas, lygtai įspręs man juokas, nelygybė įspręs man vienas juokas, kai tai supranti. Aha. Ką nors sugalvokim. Sinus x grafikas, tai aš matau, va šitas banguojantis. O po lygybės yra y, ne? Tai y aš turėsiu susirasti. Sinus x lygu 1/2. Kaip atrodo 1/2? Susirandu 1/2 ir nusibrėžiu 1/2. Susikirtimo taškų yra kiek? Begalybė. Todėl ir aprašinėjimas yra toks. Aprašinėsiu, kažkurį susirasiu, aš tai susirandu va šitos taškus aprašinėjau. Šitas taškas, va šitas būtent atsikartos čia, atsikartos dar kalno viršūnėje. Aš pradedu aprašinėti. X lygu 2 aprašinėsiu susikirtimo taškus ir mano lygtis jau bus išspręsta. Aš lengvų savo pasirinku, dabar daryti galėsiu ir apačioje kažko. Minus šaknis iš 2, kokia ten būna dar reikšmė. Aha, tai aprašinėjau pirmą tašką, kuris kyla į kalno viršūnę, nes šitas su šituo nieko nesusijęs, neina man pasakyti, kada jis atsikartos. Bet šitas va atsikartos čia, atsikartos kylant, vis atsikartos po 300 laipsnių. Tai pirmą aprašinėjau, va tarkim, raudoną. Ir kodėl aš sakiau spėliotuvai? Kodėl aš sakiau tie spėliotuvai? Spėliotuvai, ar kaip aš ten pavadinu? Tikrintuvai. Va, aš taip pavadinu. Tikrintuvai. Kodėl jie dabar egzistuoja? Todėl, kad jūs skaičiuotuvu galite pasitikrinti, koks tai taškas, kiek konkrečiai tai yra. Nu, to jums reikia, aišku. Aišku, yra tikslių reikšmė lentelė pirmos, gal ir antrojo dabar į naują egzaminų lapą įmetę. Bet dabar tikrintuvas man 1/2, man atrodo, yra 30 laipsnių. Man atrodo, jei ne 30 laipsnių pasakykit, bet man atrodo, kad šitas sinusas 1/2 bus, nu, tipo, turėjo būti va 30 laipsnių. Aha. Tai rašau 30 laipsnių ir jis atsikartos va čia, plus 300 laipsnių kart ką. Aprašiau kylant į kalną. Leidžiantis nuo kalno, tai aš pasimsiu kitą spalvą, violetinį. Ir čia violetinį, ir čia violetinį. Leidžiantis nuo kalno yra, aha, nu kiek čia gali būti, ne? Matau, kad šitam tarpelį, matau, kad man reikės tikrinti va šitos va. Tiesiog 3 patikrinsit, jeigu nesuprantat sinuso esmės, jums nereikia suprasti, tiesiog 102 ir kas 15 patikrinti. Nu, kažkuris bus laipsnis, aiškiai lygtais nematyti. Nematyti jūs patikrinat. Tai ar 120 patikrinat, sinus 120, turit matyti atsakymą 1/2. Nematot, tikrinat 135. Nematot, tikrinat 105, kažkuris iš 3 bus tikrai. Tai kas pasakys, kiek čia bus iš šitų 3? Nu, susiveskite į skaičiuotuvus, pasakykit, aš bijau suklys, bet aš manau, kad bus 105 laipsnių. Patvirtinkite. 105. Gerai, dėkui. 105 plus 300 kart ką. Kodėl žinau, nes mes einam su 10-okais, žinom, kad sinus aprasukus ten atmesti reikia 30 iš 108 ir gaunasi 105. Leidžiantis nuo kalno. Leidžiantis. Jeigu šitos daiktus reikia parašyti su radianais, aš iš pradžių suprantamai pasirašau, paskui su radianais man parašyti vienas juokas. Šitą jau aprašiau ir laipsniais. Jums neturėtų atimti taškų. Nu, čia lygti mes įsprendėm. Neturėtų atimti taškų, bet jeigu sugalvotų koks nors priekaba atimti taškus, tai jūs mokėkit parašyti ir laipsniais. Pi iš 6, nu, nes pi tai yra 108. Nu, ten yra parodyta tam. Plus 2 pi k. Kitas x yra lygu. Kitas x yra lygu. 30 kart 5 būtų 105, tai už tai 5 pi iš 6. Iš 6 aš labai arti to valdymo skydelio ir man eina parašyti 5 pi iš 6. 5 pi iš 6.
plus 2πk, viskas aš išsprendžiau lygį. Dabar jūs galite klausti, kas man čia iš to, kad aš taip moku, tik yra formulė, jūs sakysite. Aišku, kad yra formulė. Tai yra lengviausias kelias, taip, tai yra formulė. Ta formulė aš dabar gal ir įsimesiu, kur ją rasti. Aš padarysiu ir pagal formulę. Man labai patinka va šitas trigonometrinis lygtys ir susiraskit va čia. Ne, čia nepatinka. Ten gražiau pateikta. Ar kontroliniai? Ne. Jo, kontroliniai. Čia va, aš jums įmetęs jau šitą. Čia viskas yra. Lygties sprendinys gaunamas, čia jūsų egzaminų lapė yra. Šitą padaro mokiniai, jie yra teisūs, bet nesupranta, ką gavo. Nesupranta, ką gavo. Padaro aklai, nesupranta, ką gavo. Aš kai čia padariau, aš supratau, ką gavau. Aha. Jūs supraskit, ką gaunat. 30 laipsnių, aš mokėsiu vietoj ką įstatyti 0, tai bus 30. Vietoj ką įstatysiu, ką tai priklauso sveikų skaičių aibė, vietoj ką įstatinėt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kiek tik norit, ir į minusą, minus 1, minus 2, minus 3. Kai statysiu 0, gausiu šitą, kai statysiu 1, gausiu 3,9. Jeigu jūs įsivesit sinusas 3,9, jūs irgi pamatysit atsakymą 1/2, aš matau pats, matau, va šitas raudonas. Aha. Šita formulė yra, viskas su ja gerai, aišku, bet visi aklai skaičiuoja, nieks nesupranta, ką gauna. Aha, pasiskaičiuokim šitą formulę dabar. X yra lygu minus 1 ką tuoj, čia tiesiog sausa formulė, viskas su ja gerai, bet supratimo neduoda. Čia duoda labiau supratimą. Arksinusas 1/2, arksinusas A, tai va šito daikto ir 1/2 aš iškart rašysiu 30 laipsnių plus, kas čia, πk, tai reiškia 108 kart k. Alternatyvą užrašymą, pažiūrėkit, aš nieko nesuprantu su šitą formulę. Aišku, jūs rašot radianais, aš su laipsniais rašau. Kodėl? Man taip suprantamiau. Kodėl aš nieko nesuprantu, ką aš čia galvoju? Todėl, kad tai gan šlykštokas užrašas šitas. Čia aš viską suprantu. 3 laipsnių atsikartoja, kas 3 laipsnių, kylant. 105 laipsnių atsikartoja, kas 3 laipsnių leidžiantis. Viskas man aišku. Ar šita formulė teisinga ir gera? Faktas, kad gera. Aš dabar jūs pamokinsiu, kaip pasinaudoti tuo K. K lygu 0, tai mano kažkoks taškas. Čia vieno taško radimas. Čia aš iš karto radau kylančius visus taškus, leidžiančius. Tiksliau, čia net ne vieno, čia visų, absoliučiai visų, bet kai K įstatai, gauni po vieną tašką. Tai čia įstatau, ir koks X gaunasi? Minus 1 nulinių, tai bus 1, kart 30 laipsnių, o 108 kart 0, tai yra tiesiog 0, tai atsakymas 30 laipsnių. Kurį aš tašką gavau, aš šitą raudoną patį pirmą. Kai statysiu K lygu 1, pažiūrėsim, ką gausim. X lygu minus 1 pirmuoju kart 30 laipsnių, plus šį kartą jau 108, jau nebeišnyks kart 1. Žiūrim, ką čia gauna. Čia 108, čia minus 30, 108 minus 30, 100 pm, aš jau pats seniai tai gavęs. 100 pm laipsnių. K lygu 2, tai matot, aš šėlės taškus gaunu šitą, dabar aš gausiu šitą, aš jau žinau, žiūrėkit, 3m plus 30 čia bus 3,9, aš jau pats žinau, aš jau seniai žinau, man šitas daug smagiau pasakė. Tai X lygu minus 1 antruoju, tai čia bus tiesiog 1, kart 30 plus 108 kart 2 ir bus 3,9, kodėl, nes 108 padvigubinus yra 3m, o čia 30 kart 1, 30. Aš jau seniai matau. Kitas taškas, tai man tai reikia prie 100 pm pridėti. Ir viskas. Įleidžiam žmonės. Aha. Dabar sakysit, kas iš to? Aš dabar su tavo šituo, ką aš pasakiau, va čia, aš moku ir nelygybės jau dabar spręsti. Žiūrint, ko manęs paprašys. Aš susiradau va tuos kertinius tokius va taškus. Dabar manęs gali paprašyti, aha, tai aš gal čia net nieko nesikopinsiu. Sakys spalvotai, sakys apskaičiuok, kada ta tavo sinuso funkcija yra mažesnė nei 1/2. Yra mažiau nei 1/2.
Kai jūs grafiškai sprendžiat, jums beveik nieko nereikia suprasti. Pažiūrėkit, kad šita formulė iš tikrųjų irgi yra gerai, jeigu jūs mokat pasiskaičiuoti, ką jūs gaunat. Tai jeigu mano sinusoidė yra, tarkim, ta banguojanti, o mano viena antroji yra šita žalia, tai man tai reikia pažiūrėti, kur sinusoidė yra palindus po tiesę ir aprašyti situaciją. Kur sinusoidė palindus po tiesę. Išsirinkim vieną kažkokį tai, kaip čia pavadint, nu arba šitą va išsirenku. Čia palindus po tiesę nuo čia iki čia. Arba čia išsirinku, nuo čia iki čia. Rašau atsakymą, tik dabar čia tai abudu žinau, ne? Čia yra 100 pm, čia yra virš 3 šiam. Iš tikrųjų reiktų kuo arčiau tos kolonos, kuo arčiau y tiesės. Nu tai man dabar reiktų susirasti va šitą va reikšmę. Aha, pasirašau atsakymą, x priklauso intervalui. Čia bus nuo iki, pasiruošiu va šitą, plus 3k plus 3k. Žinau iki kur. Aš aprašinėsiu dabar šitą va. Būtent šitą, kurį dar labiau ryškinu. Iki 3 laipsnių. Bet nuo kur? Čia minus 108, aš galiu su tikrintuvais va pasitikrinti. Kažkas bus su minusu virš minus 108. Kas gali patikrinti? Ar minus 210, ar minus 225, ar minus 2 Kaip man čia atspėti? Sakyčiau minus 210 gal. Minus, tik tai minus reikia įsivėti. Įsivėtkit sinus minus 210, ar jums išmesim vieną antrąją? Išmeta. Išmeta, tai reiškia nuo minus 210. Pasiversti šitą užrašą šitais radianais tikrai mokėsit. Ne to mes čia susirinkom vartyti. Vartyti tai čia yra leliukiška. Gerai? Ai, tai dar aš nepasakiau. Dabar aš spręsiu nelygybę sinus x daugiau arba lygų už vieną antrąją. Aha, sinus x banguojantis daiktas virš arba lygus už vienos antrosios tiesiais. Matot, aš net funkcijas jūs mokinu iš tikrųjų. Paryškinu, kur tai yra. Va, tik šitie kalniukai. Šitas kalniukas, jie atsikartoja kiek kartų? Begalybę kartų. Šitie kalniukai. Man reikia bent vieną aprašyti, bent vieną aprašau ir reiškia, aš jau būsiu visus aprašęs. Tai x priklauso intervalui. Dabar šį kartą užsidėsiu tokius. Mes šitos taškus gavom. Kiek šitas taškas buvo? 30 laipsnių. Aš iš pradžių gal parašysiu taip. Nuo 30 laipsnių iki šito taško mes šitą jau gavom, mane su k lygu 1 iki 100 pm laipsnių. Arba šitos taškus jau gavau va čia. Nuo kylant iki leidžiantis. Ten irgi ką galima naudoti. Nuo 30 iki 100 pm ir jeigu aš tai palikčiau, tai aš būčiau aprašęs vieną kalną. Visus kalnus aprašyti. Tai mes parašysim tą ceremoniją plus 3 kart k plus 3 kart k. Neturėtų atimti taškų, bet šį kartą aš užrašysiu ir radianais. X priklauso intervalui nuo pi iš 6 plus 2πk. Užrašom hieroglifais. Ir iki 5 pi iš 6 plus 2πk. Jeigu aš per 10 minučių dabar jums sugebėjau paaiškinti ir lygtis ir nelygybės, tai yra tikrai nuostabu. Aš dar turiu klausimą. Taip. O kodėl sprendžiant grafiškai, kai pasikartoja kas 360, sprendžiant pagal tą formulę, kas 180 laipsnių? Va čia yra geras klausimas. Geras klausimas, kaip man jį atsakyti, yra nesunku gal atsakyti. Todėl, kad aš grafiškai sprendžiant, aš negaliu aprašinėti. Čia yra universali formulė. Ir čia net neatsikartoja kas 108. Čia taip gaunasi. Formulė yra sukurta, kad gautum kiekvieną tašką. Įstatai k lygų 0 gauni šitą, įstatai k lygų 1 gauni šitą, įstatai k lygų 2 gausi šitą, įstatai k lygų 3 gausi šitą. Jūs galite čia eksperimentuoti, patikrinti. Bet grafiškai aš matau, kad aš viską sakysiu per 2 sprendinius. Man atrodo, fotometas sprendžia per 2 sprendinius, man atrodo, 11 klasės tas per 2 sprendinius aprašinėja kylant ir leidžiantis. Čia grafinis atsakymas, čia yra tas sausas atsakymas, abu geri. Kodėl čia 108 kart k? Nu, todėl, kad ne 3 kart k, nes šitas ir šitas nesiskiria 3 kartų. Nesvarbu.
Nesvarbu. O čia viskas aišku. Šitas taškas aprašytas ir šitas taškas aprašytas atskirai, todėl kas 3 šiam. Čia tiesiog tokia formulė gimė ir viskas. Bet šiaip geras O moko klausimas. galima Nu. dar perskaityti komentaruose. Čia jūsų klausė, kadangi jis vis tiek nemato, tai aš ištransliuosiu. Nu, Turiu klausimą, kodėl reikia įsistatyti skaičius į ką? Ar tai gaunasi kaip pasitikrinimas savo atsakymų? kodėl reikia įsistatyti skaičius į ką? Va čia yra irgi geras klausimas iš tikrųjų. Todėl, kad jūs gaunat va šitą va, nu, tarkim, aš gavau šitą. Tarkim, aš gavau va šitą va. Man čia linija užsibraukė netyčia. Nu tai ką man jinai sako? Nu tai nieko man nesako. Aš įstačiau sausai tą formulę. Ką man sako? X paskaičiuosi dabar pagal šitą formulę. Nu tipo. Bet ką man jinai sako? Nei vieno taško nepasako. Kai tu įsistatai k lygų 0, tu gauni kažkokį tai atsakymą. Šiuo atveju 30. Aš gavau vieną atsakymą. Kai įstatau vis kuo daugiau k, tuo daugiau atsakymų. Kai įstačiau k lygų 1, pasižiūriu, aš gaunu jau dabar kitą susikirtimo tašką. Kiekvienas k yra susikirtimo taškas. K lygų 2, 3, 9, pažiūrim, kur čia randasi. Va. Jeigu k lygų 3 paimčiau, čia kažką gaučiau ir tas kažkas būtų va čia. Čia yra jūsų geri klausimai. Aš manau, kad jūs dabar supratot. Dar galit klaust, nes aš eisiu dar vieną spręs, gal su kosinusoide. Netyčia papuolėm į trigonometriją, bet trigonometrija niekam nesuprantama, kai aiškina su tais hieroglifais pi ir ten gaunasi, kaip niekas nieko nesupranta. Čia yra pagrindinis supratimas, čia yra gražusis supratimas, aš viską suprantu. Pažiūrėkit, aukščiau, žemiau, aukščiau, žemiau, aukščiau, žemiau. Man tik vieną reikia prašyti žemiau ir tas žemiau atsikartoja kas 3 kartų, kas 3 laipsnių. Dar klauskit, jei norit, klauskit, ne viskas gerai, jūs labai gerai klausit, jūs ne kokie penktokai, kurie nedrįsta klausti, jūs tik klauskit visko, ko tik norit. Viskas yra. Dabar su kosinusu kažką išspręsiu. O, gerai, kad aš va galiu įsimest. Kažką išspręsiu su kosinusu. Jo, gražiau galėjau nusibrėžti, na, pakankamai gražiai čia. Aha. Viskas, jeigu jūs suprasit šitą sistemą, jūs tikrai mokėsit, net jeigu jūs sakysit, va, bus parašyta, nu, kas čia gali būti parašyta? Šaknis iš 2 kosinus x minus 1 yra lygų 0. Tarkim, tokią reikia spręsti lygti. Tai aišku, kad jūs čia nieko negali daryti, tol, kol nesusitvarkit. Minus 1 į kitą pusę. Minus 1 į kitą pusę, tai plus 1. Tai šaknis iš 2 kosinus x lygų 1. Abi pusės dalinti iš šaknies iš 2. Ir kosinus x yra lygų 1 padalinti šaknis iš 2. Tas pats, kas 1 padalinti šaknis iš 2. Padaugina šaknis iš 2. Tai yra šaknis iš 2 iš 2. Šaknis iš 2 iš 2 ir jūs apie šitą mastot. Šitą reikia dar pirmą susitvarkyti, sumėtyti viską į savo pusės, kad šitoj pusė liktų tik kosinusas. Ar jūs matė, kartais būna ir kosinus 2x. Veikia šitas būdas, aš parodysiu netgi tokį, kai čia būna 2x. Taip pat viską darai, ant galo tik pasidalini iš 2, arba padaugini iš 1/2. Ant galo tiesiog padaugini tuos sprendinius, va čia būtų 2x, tai taip parašyčiau 2x lygų tą patį parašyčiau ir tiesiog atsikratyčiau tuo dvejetų, viską padalinčiau iš 2, ką čia matau. Tikiuosi supratot. Viskas sprendžiam. Kur yra šaknis iš 2 iš 2 ir yra ta esmė. Aišku, aš norėjau minusinių, norėjau apačioj braukti, bet nieko, čia bus viršui. Šaknis iš 2 iš 2, y yra šaknis iš 2 iš 2, kas apytiksliai tipo yra, nu kiek čia gali būti. 1,4 padalinti iš 2, 0,7 net nėra svarbu tai. Net nėra svarbu, kažkur per 0,7 surandu, biškutį aukščiau susirandu ir važiuoju visą tiesę braižau. Braižau visą tiesę. Susikirtimo taškai ir yra atsakymai. Aš aprašinėsiu šitą ir šitą tašką. Pastebėkit, kad kadangi lyginė funkcija, tai man užtenka vienos pusės atsakymą rast, kitos pusės atsakymas bus toks pat tik minusinis. Kas yra x ašis? X yra argumentai, y yra atsakymai. Jo, kaip čia? Jo.
nenoriu baisiai šnekėti jums, mandrai. Viskas aprašinėm, bekylant į viršų sutinku šitą aprašinėm. X yra lygu. Ir iš spėliotuvų jūs turėsit kažką atsakyti, čia bus kem 5 laipsniai tikrai, bet su minusu. Rašysiu minus kem 5 laipsniai. Plus 3 kart K. Tada vėl važiuoju, sutinku čia. Čia kylant. Kodėl aš atsimenu, kad čia kem 5 laipsniai, todėl kad su 10 iš vien daroma šitą atsimenu. Tiesiog atsimenu. Plus kem 5 plus 3 kart K. Aha, viskas lygtis jau spręsta, lygtis spręs lengva. Aišku, jūs visada galit sausai spręsti nieko nesuprasdami, grafiškai nesuprasdami, bet dabar jau manau, kad suprasit. Jei šitą suprasit ir šitą galite įspręsti. Nu, matot, kokią šlykštoką formulę. Nieko tokio, ką reikšmės duoda, įspręsiu ir šitų būdų. Tik jums reikės naudoti ką, kad suprasti, ką čia gauni, ką čia. Spręsiu ir šituo. Aha, x lygu, nu čia sausa formulė, tiesiog įsistatyk, ne? Tai sprendžiu alternatyvių būdų. Ta, ką dažniausiai visi ir daro grafinio būdo, nelabai parodo žmonės. Nelabai parodo. Man labai patinka grafinis būdas, man formulių nereikia jokių realiai. Iki 12 klasės aš realiai beveik nenaudoju formulių. Realiai, kai suprantu, kaip veikia mechanizmas iš vidaus. Aha, dabar nesuprantu, tarkim, kaip veikia. Aha, aklai įsistatau. Ar kosinusas šito daiktų skaičiuotuoja susivedu, tai bus kem 5 laipsniai. Plus 2π, tai reiškia 3 kart K. 3 kart K. Nu va. Kai jūs... Taip. Gal nepykit, čia manęs paprašė paklausti, o kodėl į skaičiuotuvą nerašėte kosinus šaknis iš 2 padalinta iš 2, nes, kaip suprantu, kad atsakymas kitoks yra, nes... Tai norit pasakyti, kad kosinus minus pirmuoju laipsniai nėra šaknis iš 2 man atrodo, kad yra, aš tu jau kokios bėdos. Viskas gerai, tada kaip ir supratau, atsiprašau. Aha. Tikiuosi ir kiti suprato. Jo, nebent jūs darot tą tokią leliuko klaidą, kur veda atsakymą, Y veda į čia. Jokiais būdais. Jokiais būdais. Tik aš čia pats padariau klaidą. Kosinus šaknis iš 2 aš turėjau rašyti ir jums turėtų išmest kem 5 laipsnius. Dar kosinus alfa čia yra kampo vieta, čia yra atsakymo vieta, čia yra tos tiesiais vieta. Kai parašot su minus pirmuoju, tai atvirkščiai viskas būna. Jo. Tai dabar va įsiveskit kosinus minus pirmuoju šaknis iš 2 va šitaip. Ar tai kem 5 laipsniai? Taip, tai kem 5, atsiprašau. Tai viskas reiškia čia gerai. Jo, viskas čia yra gerai. Arba atvirkščiai. Aš galiu be minus pirmuoju, kosinus kem 5 laipsniai, man turi išmest atsakymą šaknis iš 2. Tai va. Dėl ko? 0,7 parašyta. Kur parašyta 0,7? Čia va? O tai kiek yra šaknis iš 2 padalinta iš 2? Kiek tai yra? Jo, dabar jo. Tai kad aš galėčiau tą tiek nusibrėžti per 0,7, aš tik tam, va, tipo, kad atrodytų, kad tikrai nubrėžiau, va, tikrai ten, kur reikia. Jo, gerai tada. Ačiū labai. Prašau, visko klausit, jūs mokinatės, jums reikia. Aha, dabar kur aš čia pastrigau? Ai, tai pagal šitą, ne? Šitą visi moka užrašyti, bet nesupranta, ką gavo. Kad suprastumėt, ką gavot, jūs turit vietoj ką vėl viską įsistatinėti. Nu, dabar statinėjau K lygų 0. Tai x man gaunasi plus minus kem 5 ir šitas iš vis 3 kart 0, nu, tai aš gaunu va, 2x. Čia kaip diskriminantas, tik pirmas x2 čia gaunasi. Tai aš gaunus minus kem 5 ir kem 5. Kai įsistatinėjau K, jūs galite šitą naudot, bet supraskite, kad jūs K įsistatinėdami gaunat susikirtimo taškus. Gavau šitą.
K lygų 1 panaudosiu. K lygų 1. Tai x yra plus minus kem 5 plus 3 šiam gausis. Aha. Padarysim eksperimentą. Pažiūriu. Iš pradžių panaudoju pliusą. Kem 5 plus 3 šiam bus 405 laipsniai. Kurį aš šitą tašką gavau? Aš manau, kad gavau šitą tašką. Aš manau, kad gavau. Aha, tai man reikėjo iš pradžių naudoti minusą, kad gaučiau tą biškutį atgal. Dabar naudoju minusą. 3 šiam atimu kem 5 bus 3,15 laipsnių. Dabar aš gavau šitą tašką. Darom eksperimentą. Įsiveskit į skaičiuotuvą kosinus 3,15, ar jums išmes šaknis iš 2 tą tiesiais atsakymą, va šitą ar išmes susikirtimo tašką. Ne, Išmeta. aš net neabejoju, kad išmes. Ir kosinus 405. Ar išmes tą atsakymą? Šaknį iš 2. Irgi išmeta. Tai aišku, nes veikia formulės, viskas veikia. Jeigu jūs šitą suprato, tai yra nuostabu, tai yra didelis bonusas, pats supranti, kaip viskas veikia iš vidaus, man šitų formulių realiai nereikia, aš pats viską suprantu, pats matau. Jeigu būtų man, dabar gal čia dar tilps viršui, jeigu būtų parašyta kosinus x yra lygų vienetas, tai tą vienetą nusibraižau. Vos visada liečiama, vos. Tai yra išskirtinis atvejis, bet aš pats matau, kodėl jis išskirtinis atvejis. Tai va. O kito komentarų dar sekcijoje antras klausimas jūsų taip formuluojama. Turiu klausimą, ar visada, kai sprendžiama lygtis, reikia įsistatinėti ką? Kaip parašyti atsakymą? Ne visada. Beveik niekada. Nebent aš dabar sukursiu uždavinį, kur reikia. Jo, čia yra jūsų žiauriai geri klausimai. Belia kaip geri klausimai. Kodėl aš įstatinėjau tą, ką aš tiesiog noriu parodyti supratimą, kad va šitas daiktas, šitas va atsakymas duoda jums visus šituos susikirtimo taškus. Nu visus. Šita yra universali formulė. Kodėl nereikia visada naudoti? Kodėl realiai beveik niekada nereikia naudoti? Todėl, kad įspręsti lygtį, tai gauti va šitą atsakymą. Bet uždavinys gali skambėti ir kitaip. Tai dabar iš šito klausimo aš sukursiu dar vieną uždavinį. Labai geras klausimas. Baisiai geras klausimas. Tai sukursiu su kokia nors sinusoidė, ten gal truputį lengviau, gal ir ne. Labai geras klausimas. Kur tas PowerPointas? Jo. Kažkaip užsibom trigonometrijoje, bet mes čia smagiai būnam. Jūsų supratimas gal atsiranda to išlikščioj temui. Visiems trigonometrija nepatinka, nepatikdavo. Turiu draugą dėstytoją VU ir tas nesuprasdavo, sako, mokykloje trigonometrijos, kol nesiaiškinu, kaip čia veikia iš vidaus. Tai va, ta trigonometrija yra tiesiog labai lengva, kai tai supranti. Tai dabar yra labai geras klausimas. Žiūrėkit, kada reikia parašyti, kada reikia naudoti, kada nereikia. Pirmas. Sinus x yra lygu tiesiog 1/2. Nu, aš tuos pačius naudosiu, nesvarbu, aš galiu naudoti ir minus 1/2, nesvarbu, visiškai man skaičiuotos viskas sutvarkys. X lygu minus 1 katuoju kart 30 laipsnių plus 108 kart ką, šitą parašau, tą daiktą, kurį reikia parašyti pagal tą formulę, ne? Kur ta formulė? Šitą formulę. Įsimesiu. Lygties sprendinys, va. Parašau ir viskas. Nu ir viskas. Niekas prie manęs negali pirkti. Aš panaudoju lygties sprendinių formulę, viskas. Tokiu atveju jūs galite aklai visiškai. Va aklai. Va atsakymas. Niekas prie manęs prikipti negali, nebent prikipti, kad aš laipsniais parašiau, bet parašyti ne laipsniais, tai čia nėra ką veikti. Antras uždavinys, kur reikės tikrai naudoti ką. Kur tikrai reikės naudoti ką. Antras. Sinus x yra lygu 1/2. Rasti sprendinius, kai x priklauso intervalui nuo minus 360
iki 360. Manau, pagaut kampą, kada reikės naudot. Aš savo šituo metodu, aš matysiu labai labai lengvai. Kur čia dabar tas? Gerai, visi pridėti. Surink atsakymus, surink iksus nuo 3 šiam iki šiam. Kodėl mano grafinis metodas man pasitarnauja nuostabiai? Kodėl man pasitarnauja? Susirandu vieną antrąją. Aš žinosiu, ką surinkti, ne? Vieną antrąją. Nusibraižau. Tarp 3 šiam ir šiam. Tarp 3 šiam ir šiam. Pasidarau tokius rėmus. Surenku susikirtimo taškus. Jų bus ne vienas. Skaičiuoju, kiek jų bus. Čia kažkoks tai atsakymas, čia kažkoks tai atsakymas, čia kažkoks tai laipsnis, čia kažkoks tai laipsnis. Bus 4 atsakymai. Tai va tas atvejs, kai ką reikia naudoti. Ir jeigu tu nemoki grafinio būdo, aklai naudok ką ir žiūrėk, kada atsakymas patenka tarp šito intervalų. Naudojam ką. K yra lygu 0. K yra 0, tai x yra lygu, va čia įsistatau visiškai aklai. X įsistatau ir gaunu 30 laipsnių, aš pirmą jau tai dariau, gavau vieną tašką, va šitą tašką aš gavau. Jau, 30 laipsnių. Ok, man jis tinka, nes patenka tarp šitų atsakymų. K lygu 1, x yra lygu, mes, kiek čia, -1, ką tuoju, tai pirmojų kart 30 ir plus 108, aš nerašau 108 kart 1, jūs ne penktokai, jūs suprantate. Čia bus -30, 108, 105. Ok, gavau, aš tą dabar paryškinsiu. Šituos du gavau. Jeigu naudočiau K lygu 2, matau, kad užeičiau už, bet aš vis tiek panaudoju. K lygu 2, nes, tarkim, jūs grafinio būdo nesuprantat. Nu, tai jūs naudojat tų K kiek tik nori. Į pliusą naudoju tiek, kiek kol neišeisiu už ribų, žalios ribos. X lygu -1 antruoju dabar kart 30 laipsnių plus 108 kart 2 jau 3 šiam. 30 kart 1 yra 30 plus 3 šiam 39. Netinka. Daugiau K į pliusą nenaudosiu, nes šitas man nesuėjo, netiko. Šitie du tiko. Dabar panaudoju K lygu -1. K lygu -1, tai x, koks gaunasi, susivažiuoju čia. Čia susivažiuoju. X -1, -1, aš net pats nežinau, kiek čia yra, ar 1 ar -1, tai -1 gal. Aha, -1 kart 30 plus 108 kart -1, sakau, nerašau, bet dabar viską jau rašau, nes bijau sumaišyti, aš dabar jau žinau, kad gausiu šitą tašką, tai čia bus -20, aš tikiu, bet jūs galite skaičiuotų pasitikrinti. -10, viskas ok, patenka į šitą intervalą, tinka į šitą intervalą. Naudoju K lygu -2. X yra lygu -1. Dabar jau -2. Tai tas pats, kas apverstas antruoju, jo, tai čia išnyks minusas tiesiog, čia bus 1 kart 30 laipsnių. Dabar plus 108 kart -2. Tai čia bus -3 šiam plus 30, -3, 30. Labai priartės arti žalios linijos. Aš galiu daugiau net ką nenaudoti. Va. Visus 4 gavau. Čia bus 4 sprendiniai. Aš galiu naudoti K lygu -3, bet jau faktas, kad išeisiu iš ribų, jau 108 sudauginęs su -3 gausiu daug minusų, jau faktas, kad išeisiu ten kažkur toli. Mūsų grafinis būdas duoda supratimą duoda, kaip čia visi reikalai vyksta. Prašau atsakymą. Žiūrint, ko paklausti. Jūsų gali paklausti, kiek sprendinių, aš būčiau net nesprendęs, aš pats grafiškai matau, kad 4. Gali paklausti, kokie sprendiniai. Išvardinat nuo mažiausių. -3 stram, -210, tada dar čia 30 laipsnių ir 105 laipsnių. Kiekvieną įsivedę į skaičiuotuvą, jūs egzamine tikrinsit, ne, jūs savim abejosit nuolatos, tikrinsit. Jūs pasižiūrit,
ar sinus minus 3 tram tikrai 1/2, ne? Pasižiūrit. Paskui pasižiūrit su minus 210. Ar sinus minus 210 tikrai 1/2? Tikrinkit, jau dabar tikrinkit. Kas tikrina? Ar tikrai? Ne šitos du, tai jau mes pasitikrinę pirmai. Tikrai. Tikrai, ne? Viskas mūsų, viskas veikia. Jūs tikrinkit ir realiai galima kartais net nespėt. Galima atspėti daug ką. Kas 15 laipsnių viskas keičiasi. Aha. Ko čia dar galiu aš paklausti jūsų, ne? Aš dabar jau galiu paklausti, va čia kur nors balto vietoje, aš galiu pasakyti, tai mes neligybę jau sprendė. Jo, su šito neligybę sprendė. Aš tik tai tiesiai galiu pakeisti. Aha, taip dabar pabandysim atspėti. Smagiai čia judosi čia šiandien. Klausimas, kaip į radianus pasversti tuos laipsnius? Geras klausimas. Atsakymas yra čia. Aha, įsimesiu, kaip į radianus pasvers laipsnius, įsimesiu čia. Viskas yra. Tai aš naujam puslapį įsimesiu, va. Ir mes pasiversim į radianus. Kas pas mane ateidavo, tai tiem viskas būdavo pateikta ant leikštutės, realiai beveik nieko nereik suprasti, aišku, tai nėra įspūdingai gerai, bet tai yra visgi gerai, nes, nereikia per daug mąstyti. Pažiūrėkit, kaip pasivers į radianus laipsnius, ne? Išbandom iš pradžių 30, nežinom, kad atsakymas pi 6. Kaip jūs vesit į skaičiuotuvą? Kas čia parašyta? Laipsniai, tai reiškia 30, į skaičiuotuvą vedat 30, viršui vedat pi, apačioj 108. Jums čia suprastint skaičiuotuvas turėtų atsakymą rodyti pi 6, pabandykit dabar visi. Ir jeigu jis vietoj pi naudoja 3,14, tai negerai. Dabar pabandykit, ar jums skaičiuotuvas rodo pi 6. Dar pi reikia surasti. Jau teisingai rodo. Tai viskas. Visi taip pat. 100 pm kart pi 108. Jums rodys 5 pi 6. Kodėl? Nes aš žinau, kaip susiprastinau. Šitie seniau mums reikėdavo rankiniu būdu prastinti. Jūs dabar turite skaičiuotuvą ir aš pritariu skaičiuotuvui, laiko taupusi. Aha. O dabar aš pabandysiu be skaičiuotuvo jūsų skaičiuotuvu. Minus 210 kart pi 108. Aha, kaip čia susiprastina iš 30, čia bus 6, čia 7. Jums turėtų skaičiuotuvas rodys minus 7 pi iš 6. Ar tai tiesa? Kuris greitesnis buvo skaičiuotuvas ar aš? Tiesa. Tai kaip į radianus paversti, matot. Kaip, čia dar pateikta, ne? Čia labai geras puslapis šitos merginos. Kodėl? Todėl, kad labai gražiai viskas. Tiesiog pastatyta taip, kad tu negali klyst. Dabar, jei turi laipsnius ir reikia versti radianais, tai tiesiog iš atvirkščio dalyko daugini ir ten viskas pavirs, jeigu reikia laipsnių, o ne radianų. Tai va. Pas Eveliną spėjau, daug gerų yra ten taisyklių, dar reikės jos tą taisyklių sąsiuvinį panagrinėti. Aš galėčiau iš tikrųjų tai, ką mokiau, aš galėčiau pats pas save, nes taip gerų išmastau visokių dalykų, kaip pamokinti, bet paskui pamirštu. O paskui nusensiu ir visai viską pamiršiu, kaip mokinau. Čia gražu, čia labai gražu, man labai patinka, nuostabu čia. Čia nuostabu. Aha, valanda prabėga kaip niekas. Aha, dar vieną paspręsiu. Dar vieną labai greit paspręsiu. Nes aš dar jums nerodžiau, ne? Dabar jūs galėsit patys pabandyti. Įspręskim kokią nors lygtį ir dabar pasunkinkim savo situaciją. Sakys, kosinus 2x yra lygu. Kosinus 2x. Bet tai jūs galite ir su formulė spręsti iš tikrųjų ten. Jums tai koks skirtumas. Kosinus 2x yra lygu minus 1/2. Minus 1/2.
Nu, tai aš tą 2x galiu įsivesti kaip pasižymėjimą, bet dabar tas -1 antroje, ne? Kur ta -1 antroje yra pats svarbiausias dalykas nusibraižyti. Pats svarbiausias dalykas. Susirandu y, nu čia tai yra y. Susirandu y -1 antrąją, nes kosinusas siūbuoja tarp 1 ar -1. Ir braižau savo. Ir važiuoju. Aprašysiu gal šitos 2 taškus. Jie gal arčiau nei šitie prie y ašies. Šitos 2 taškus aprašysiu. X yra lygu, aš taip aprašinėjau. Kodėl taip? Nu, ką žinau. Galit jūs pagal formulę, bet jūs irgi būsit, viskas su tuo bus gerai. Tarp 9 ir 108 jums te reiks paspėlioti. Matot, kad šita mane čia va atsakymas. Paspėlioti jums reikės 120, 100 tram 5 arba 100 pem. Arba 100 pem. Aš 100% žinau. Nes spėliotuvus mes turim ten tuos, skaitą, tikrintuvai. Kur tai tikrint? Va, čia 120, 100 tram 5, 100 pem. Kas 15 paspėlioti reiks? Tai kuris iš šitų? 120? 120 tikrai? Nu jau. Ok. Plius 3 šiam kart ką. Atspėkit dabar šitą kitą. Atspėkit kitą, ne? Tai dabar tarp 108 ir 210 aš 100% žinau. 108 ir 27 tai bus, greičiausiai bus 210 ir kas 15. 2, kiek bus plius 15? 225 ir 2 kem. Aš matau, kad labai arti 27, tai greičiausiai bus 2 kem. Kas patikrins? Jo, 2,10. Matot, aš nieko neturiu. Aš bėgu plikas laukia ir viską suprantu. Šitoj pusėje paspėliot man vienas juokas. Manęs dabar paklaustų kažkokių nelygybių. Man jokio skirtumo. Ok, paklausit nelygybių, atsakysiu. Jeigu manęs paklaustų, sakytų, kada aukščiau. Jeigu kas nors kokį klausimą ten turi, tai jūs tai paskaityk gerai. Nu, tarkim, aukščiau manęs paklaustų, kada kosinusoidė, kada, vat. Ai, bet čia 2x aš buvau parašęs. Pakeiskim x. Jau gerai paskaitysiu, bet dar kas klausimų nėra. Jo. Nu, aš paklaustų, kada tas kosinus x yra daugiau arba lygu už -1 antrąją. Už tą tiesę, už tą va tiesę, tą mėlyną tiesę. Aš jau ką tik jums paspalvinau, ne? Va šitas viduriukas. Va čia. Nuo čia iki čia. Šitą tai aš jau žinau, ne? Šitas va. 120. Tai šitos pusės bus -120. Čia jau faktas, nes kosinusas yra šito tiesiai lyginiai. Pradėjau laukia žolę pjauti, tikiuosi jūs čia viską dar kol kas girdit. X priklauso intervalui. Kadangi aš parašiau šitą ženklelį, tai nuo -120 iki 120. Iki 120 laipsnių. Ir jeigu tai parašyčiau, tai reiškia, aš būčiau aprašęs vieną kalniuką, o taip visus man reikia juos aprašyti. Begalybę jų. Plius 3 k. Plius 3 k. Jeigu mūsų prašytų radianais, x priklauso intervalui, aš popiškai atsimenu. Aš atsimenu, jeigu jau pi yra 108 laipsnių, nu tai man lengva bus proporciškai supras, kad šiam laipsniu trigubai mažiau, tai čia bus pi iš 3. Tai nuo pi iš 3, tiksliau nuo minus pi iš 3 plus 2 pi k, iki pi iš 3 plus 2 pi k. Kaip jie vis dar nelaiku pradeda žolę pjauti, atrodo. Ar jūs girdite čia triukšmus dabar? Pradėjot girdėti? Ne. Ne, viską labai puikiai girdim, tai labai švarus garsas, viskas gerai. Keista, nes čia laukia atrodo kaip traktoriai važinėti. Aha. Nu, šiandien šauni pamoka, sakyčiau, gaunas. Kartais vienaip gaunasi, kartais kitai, bet vis tiek viskas vis tiek kažkas tai gaunasi. O kai kažkas gaunasi, tai yra labai gerai. Ką dar aš čia iš trigonometrijų noriu parodyti? Ai, redukcija, būtinai noriu parodyti redukciją. Niekas nesupranta. Niekas nesupranta, kai ten paaiškina per rutulį, niekas nesupranta. Va. Čia, o dabar kur tie ženklai, pasiimkim. Jūs šitą skaidrę tiesiog suvalgykit. Šitą, kur tie ženklai. Nėra ženklų. Dėl ženklų žiūrėti į kairę. Nu kągi, reikės man susikurti juos.
man susikurti juos, bet aš parodysiu jų kūrimą. Mes su 10-okai šitą temą. Ne, redukcijos, aišku, jie neina, bet jie ratą išmano, ne. Aš jums aiškinau ratą dar prieš tai. Ir buvau įmetę skaidrį. Sakiau, taip, jau vakar čia sakiau, ne, sinusas prasukto kampo yra Y, reikia man pažiūrėti, kosinusas prasukto kampo reikia pažiūrėti į X. Tai jeigu aš pasidarysiu X tiesiai raudoną ir jums net nereiks atsiminti tos ženklų lentelės, nes jūs suprasit, kaip iš giliai viskas vyksta. O šitą žalę tiesia Y, čia Y, čia X. Tai dabar jums atsakyti, kokį ženklą kiekvienam ketvirtį, nes čia va yra pirmas, antras, trečias, ketvirtas ketvirčiai, ne? Nustatyti ženklus pačiam eina, aišku, skaičiuotuvė galima viską pažiūrėti, nu, bet bandom suprasti, va taip, va, kaip viskas vyksta iš giliau. Pirmas, antras, trečias ketvirtis, ketvirtas ketvirtis, prasukam kampą, va, tai pirmam ketvirtį, jeigu prasukčiau, va šitam ketvirtį, tam juodam, nuo 0 iki 9 laipsnių kažkur prasukčiau, tipo. Nes iš pradžių va šitas kaip guli ant žemės ir suku rodiklę į šitą pusę, tai reiškia teigiamų suku, į šitą pusę neigiamų suku. Nesvarbu, kur suku, svarbu, kur atsiduriu. Tai jeigu atsiduriu čia, taškiukas, tas bumbuliukas atsiduria čia, tai man užtenka pažiūrėti, koks čia X pliusinis, koks čia Y pliusinis. Tai aš jau 100% žinau, kad pirmo ketvirčio sinus alfa ir kosinusas alfa yra abu pliusai. Jūs galėtumėte išmėginti bet kokį kampą iki 9 laipsnių, jums atsakymą mestų pliusinius. Taip galėtumėte pasitikrinti. Bet jeigu mes prasuktume virš 9 laipsnių ir čia bumbuliukas atsidurtų, pasižiūrėtume į sinusą, koks čia jisai virš jūros lygio, tai pliusas. Koks čia kosinusas? Iš kairėjai. Taigi čia į šitą, čia kaip vektorius aiškinau, į dešinę pliusą, į kairę minusai. Tai čia minusas. Jūs galite įsivesti bet kokį laipsnį virš 9 laipsnių, iki 108 jums išmes visada minusinius atsakymus. Susiekim su mūsų kosinusoide. Kur ta kosinusoide? Nuo 9 laipsnių iki 108 laipsnių yra visada minusiniai Y. Aš matau iš kosinusoidės, dabar matau iki 27 irgi minusiniai Y. Kaip gražiai susivedė šiandien matematika, kaip čia gražiai viskas vyksta. Aš tai aiškinčiau, trigonometriją, tai aš taip aiškinčiau. Va taip. Viską paduočiau, kažkas tai kažkuo tai supras. Kai ten paduoda su hieroglifais, su pi nieks nieko nesupranta dažniausiai. Nuo 108 iki 27 aš kosinusoidį matau, kad čia visada gausiu suskirtimo taškus minusinius Y. Einu į savo ratą. Jeigu atsidursiu čia ir man reikės pažiūrėti į sinusą, esu minuse. Jeigu man reikės pažiūrėti į kosinusą, esu minuse. Aš jau iš kosinusoidės tai mačiau. Ar sinusoidai nuo 108 minusas, aš galiu nuėti pasižiūrėti. Sinusoidai nuo 108 į dugną važiuojam, 27 pasiekia minus vienetą, tada kyla į viršų, 3 yra 0. Jei įsivestumėte skaičiuą sinusas 3, jums išmestų atsakymą 0. Ratetą aš viską irgi pamatysiu. Jeigu prasuksiu į ketvirtą ketvirtį ir čia kažkur atsidursiu, čia mano dabar į sinusą, tai reiškia Y į žalę žiūriu, minusinis, į kosinusą pasižiūriu, jau pliusinis virš, čia bus pliusinis. Ir jeigu apsuksiu visą ratą ir atsidursiu toj pačioj vietoj, tai man tai reikia pasakyti, nu jau, jeigu sakytų, jeigu sinusas 3 paklaustų ir kosinusas 3, aš matau ir pagal funkciją, ir pagal ratą. Aha, man reikia pasakyti, koks sinusų, tai reikia pasakyti, koks čia Y. Nueinu į žalę, pažiūriu 0. Koks čia X, čia vienetinis apskritimas, nepamirškit. Koks čia X, nuo ten vieneto stovi 1. Tai nėra ypatingai svarbu, ką dabar sakau, nes jūs viską galite skaičiuotis pasižiūrėti, jeigu jūs patikrinsit, aš beskaičiuotu, tai žinau. Kosinus 3 vienetas, nueinam į mūsų funkciją, kosinusoidį. Kosinusas 3, pasižiūriu, kalnų viršūnė 1. Beriu žodžius kaip žirnius, bet šiandien jie geri. Šiandien išgeriau 3 braito, jeigu jūs geriate energetinę, tai geriau gerkit braitą. Išgeriau 3 braito, mano smegenys gerai veikia.
Kartais būnu, nu tiesiog, užsiglušinęs būnu, kartais nieko nemoku spręsti. Dabar viską suprantu pats, ką sakau. Tai va. Praėjo valanda ir sakyčiau, nenoriu sugadinti pamokos dabar aš. Aš nenoriu jau sugadinti pamokos, nes jis gausi belę kaip yra apie trigonometriją. Viskas, šita pamoka bus apie trigonometriją, rytoj bus apie plotus. Iki kito karto ate. Viso gero. Viso gero. Viso. Viso. Viso gero. Viso.